Buongiorno. Tai planas šiai dienai. Po valandėlis jau šaunam mes Lamborghini muziejų. Čia visai šalia, galbūt vieną kitą Lambą įsigysim, pakrausim ant tralo, kad vežtų į Lietuvą. Ir po to mūsų laukia ilgas kelias iki Milano oro uosto apie 4 valandas. Ir vakare skrysim atgal namo. Orai puikus, kaip ir vakar, kaip ir užvakar. Prašau pasigrožėti. Aš tikiu, graži diena bus, daug gražių vaizdų. Taigi neatsijunkit, bus tikrai įdomiau. Tai dar ne pabaiga. Kol dalėksim iki Vilniaus, dar prifilmuosim paukščiukų. Ir ne tik. Ateina pusryčių metas ir bijau, kad vėl reikės 3 kartą iš eilės valgyti tą patį šūdą. Tai kam ir su savim neimsiu, bet kažkaip giliai širdį turiu viltį, kad kažkas pasikeis. Papasakosiu. Jeigu bus ką pasakot, jeigu ne, tai irgi papasakosiu. Bet tai vienas iš tų dalykų, kurie verčia mane kuo greičiau pabėgti šito viešbučio. Bet aš vis dar viliuosi, kad bus gerai. Nieko naujo su pusryčiais, tas pats šūdas, bet vietoj gerų pusryčių aš gavau užstrigimą lifte. Pradėjau panikuoti, kokias 5 minutės jis stovėjo, spaudinėjau ten visus mygtukus. Šiaip man klaustrofobija yra, dėl to ir nemėgstu skristi su lėktuvais, bet galų galiai jisai pajudėjo. Aš jau čia namuose ir po 15 minučių jau pradedam savo kelionę atgal pro Lamborghini muziejų ir šiai dienai liftų man tikrai gana. Eisiu žemyn pėstute. Tie 5 aukštai yra niekas, palyginus su tą paniką, kurį gaunu būdamas užstrigęs. Atvažiavom, tikiuosi, antras kartas nemeluoja, nes kažkaip visi labiausiai norim aplankyti būtent Lambo. Nėra jisai toks didelis, bet turėtų būti įspūdingai. Kaina 20 eurų. Žmogui tai daugmaž kainos visur vienodos. Galima pirkti online, bet galima ir vietoje ir matot, sausakimšos nėra, kaip vakar. Su Ferrari, tai tikimės krūvas emocijų. Deja, aprašymų nėra, bet pasigrožėt galim. Čia ir Lamborghini Miura. Nežinau nei galingumo, nei litražo, nei galios. Jau pasakiau, galios nežinau, bet vis tiek gražu. Ir labai, pažiūrėkit, koks dažymas. Irgi V12. Šitą Lamborghini Countach 315 km/h, 74 metų. Pažiūrėkite mašinos aukštį. Žemesnė nei Porsche'as. Kosmonautika. Taigi viskas. Išeinam iš čia ir judam toliau. Lambo muziejus. Pakalbėjom, visi nusprendėm, kad dizainas Lamba yra 20 iš 10, o pats muziejus 10 iš 10. Tai jeigu jūs čia būnat, Modenoje, Maranello, mano nuomonė aplankyti būtina yra Pagani ir Lamborghini muziejus. Kas liečia Ferrari, labai didelis žmonių kiekis, dėl to labai sunku pajausti tą vaibą. Bet iš tikrųjų viskas čia yra labai faina ir 3 dienų kelionė pilnai pakanka šitiems dalykams. Mes dabar judam pirmyn, dar turim daug laiko, taigi sustosim kur nors pakeliui pasivaikščioti kokiam mažam miestelėje, papietaut ir šutinam namo. Neatsijunkit, tai dar ne pabaiga.
Mes kažkokiuose jėbiniuose, pusiaukelį iki Milano. Tikimės kažko gražaus, kol kas labai patinka. Labiausiai patinka nemokamas parkingas, pramoninio miesto centras. Pavadinimo nepamenu. Nu, bet... Piacenza. Va, būsit Piacenzai, turėkit omeny, kad čia užuosit mes, kad čia buvom. Biblioteka. Gut. Dai, intanto che ci siamo. Grand Albergo Roma. Albergo. Hotel. Ok. Sguari su Africa. Finito. Central Square. Va. Kažkas. Jo, einam va tokį ratuką. Beautiful. Beautiful. No siesta. So, pizza incoming. Dėliojam čia, ar valgyti pizzą ar ne, bet sakau, mamonas jau prašosi, ką nors lengvo ir gero. Nors nori pizzos iš tikrųjų. Kas be ko. Pizza yra tokia zaraza. Bet gal reikia viskai stabdyti. Dar geriau, makaronai jau. Makaronai, lazanė, tai jau pizza, man atrodo, mažiausias nuodas, nes tenais bent jau plonas tas padas. Vat Vincenzo. Balta, gal balta Vincenzo išgers šiandien, nes jisai bus šaltas, o čia nėra labai jau taip vėsu šiandien. Reikia kažkaip atšalt. Žiauriai lėtai čia viskas, žiauriai. Viena kasa, milijonas žmonių nemoka, sudeda daiktus, po to tik tai susimoka. Tai tu susimokėk ir tada dėktų daiktus tuos. Pizdauskas. Перепиркова пиздачио, limited edition šokolado, kažkokių sausainių, gerai bus. Plenitude on the road. Fast charger. Pandina. Pandina. Nu va, prasisukom be siestų, pirmas pasitaikęs, funkcionuojantis. Patiko. Kol kas, man atrodo, kad patiko. Aplinka tai tokia senovinė. Gerai, čia ar blogai, nežinau, bet mes atsidūrėm ne Mišelinį, bet arti to. Tai čia kainelis tokios, jo. Kokia aplinka, tokios ir kainos. Tai Stasikas jiems oktopusą, o mes jiems raviolį. Visgi paėmėme skirtingus patiekalus, bet Žilinas galvoja, kad bus labai mažas porcijos, aš irgi tai galvoju. Tai vat, Žilinas paėmė vandenuko, Stasiukas paėmė vyno sparkling, o aš paėmiau aliuko. Bet įdomu, sparkling wine jie vadina kaip ale šampanas, ar jie tiesiog pas juos kitaip yra sparkling wine, yra vynas su burbuliukais? Tai pas mus irgi yra tas aromatizuotas putojantis gėrimas alita, tai ne šampanas. Nu, alita čia jau bus prastesnis nei dabar, vat čia atneš. Turbūt, kad tai paragausim. Super liuks. Окей. Шик-шик. Nenoriu tyliau, noriu garsiau. Barmalėjai. 9,5. Čink-čink. Žilva pasiskundė, kad maža porcija, bet visi sutikom, kad skanu. Užskaitom. Nu, Žilinas
Nu, prasideda. Gerai. Tai mes iš Lieto. Ne į kitą, čia. Iš biški šurmulys. Dabar einam į dželateriją. Dželaterija. Gal sukapot. Po alaus. Biški reikia. Ledukų. Amba, žiūrėk, prie ženklo sustojau. Normaliai. Made in Italy. Tai pasakyk pavadinimą, viskas. Mandarinai. Mani. Швару, гражу. Бензоколонки. Чувак приехал заправляться. Будет заправляться. Он не спешит просто. Если не ноль скупит, нахуй, пильси кура. А не пильси. Алло. Push the button. Go. Stasikas eina pasiaiškinti, sako, duos pizdiuliai, nes čia labai viskas lėtai vyksta. Barbosas eina. O tas vat su kepurė, čia vaikšto pirmyn gal ratais kvadratais. Užėmė mums vietą. Davina gas. Push the accelerator. Please. Mes su Žilva jau biškį nuvargom. Kažkaip paskutinį 100 kilo taip sunkiai einėjom. Bet gerai, jau pabaiga, jau viskas ledas. Liko mums, nieko neliko. Užsipilt kūro ir nuvežt mašiną. 33 litrai 705 kilo. Vat tau ir Seat Aroda. Ekonomija, 4 litrai kažkur, nesąmonas. Ja. Офигеть, вот čia tai geras. Kalbam su Žilva, sako, turbūt kažkaip užtarnavom pivka для rivka. Sakau, tai ir užkaskanas, sako, ne, šiandien jau apsivalgiau. Čia prieš 2 valandas sakė, kad neskanu ir taip tai čia jau girdžiu sarkazmą. Gaila, kad nejungiu kamerą anksčiau, nes natūraliau skambėtų viskas. Natūrali pretenzija. O dabar tai, bet ant salotų reikia įkalbėti kažkaip, nežinai, jaunas augantis organizmas. Aš skysto lauk Nes Stasikas tai kapos jaučiu kažką. Mes Formulį 1 žiūrėsim, valgysim burgerį arba pizzą ir aptarsim jo, kaip Kimi Antonelli įveš visiems pusę rato. Tuo pačiu koridoriu mateisim, kaip... Jo, 800 meters to go, ura! Jo, Žilinas šiandien realistas. Aš jau pripratau prie tos mašinos, man nepatinka. Please welcome Malpensa Airport Bombs version Terminal 1. Kodėl tu tai? O kodėl ne? Savaitgalis Ferrari, Lamborghini, tai... Lamborghini jau grįžtų namo. Lamborghini, pasakyk teisingai, aš spėjausiu. Lamborghini, Ferrari, Lambo. Mambo, number 5. Okay. Wow. Malpensa. It's here. Handbrake? No. Tai velnių duodi, tai jau dabar handbrake. Handbrake. Incoming. Coming soon. Car return. Sicily by car. The best car rental. Taip, čia Car geras. return. Okay. Very clear. Sicily by car. Ir čia priparkuosiu. Yeah, ura. Perfecto. Неуебенинг чак, как будто обидно, блядь. Atsargiai. Neprikarksėkit, gerai? Blemba, aš kažkaip pačkuoju, būtent čia atsargiai.
Yay! Master dėlė. Masterclass. You did. Need to move. Move your body. Move your body. Everybody. Hello, how are you? Good? Good, and you? Not that bad. We will take all the stuff. Okay. We could check the fuel, okay? Yes. Yeah, full tank. Just put it in. Close the window a bit. Okay. Everything is all right. Belautuvių. Atsišaudėm, pagaliau. Turim 5 valandas. Reikia paskubėt. Jaučiu namų kvapą. Greitai būsim mes namie. Labai gerai. Pažiūrėsim, ar nevėluoja. Aš tada tuoj. Дожимай. Žilva kažkur dingo, o mes turim pritrombuot žarnas. 32,90. 2 bauliukai, mineralkė ir Coca-Coliuką. Reikia dar poduko kažkur gauti. 10 iš 10. Dar liko 3 valandas iki mūsų skrydžio. Einam aliuko, bet viskas labai gerai. Lufthansa Lounge. Aparatas su Coca-Cola. Taip. Lufthansa Lounge No. Taigi, čia mūsų turbūt paskutinė alaus stotelė yra. Išgeriam, šaunam namo. Dėkoju šitai hebrai už kompaniją, už Žilvai, už organizavimą ir praeidom laiką. Tikiuosi, nelabai dažnai mes čia keliausim, bet pasilgsiu turbūt ir norėsiu dažniau. Bet kol kas tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Like, share, comment, subscribe. Viso gero, susitiksim labai greitai. Ate.